the garden is high. Sveiki! Dar vieną trečiadienį draugiška Lietuva kviečia vasaroti kartu ir keliauti po Lietuvą. Ir antrą savaitę su Audriu mes leidžiam Pamaryje. Taip, šiandien mūsų maršrutas veda per Dreverną ir Svencelę. Štai mus sveikina Drevernos Neptūnas, o susitikimų laukia pačių įvairiausių nuo etnografinių sodybų iki verslo startuolių. Keliaujam. Dreverna – gyvenvietė Klaipėdos rajone, šalia Kuršių marių. Drevernos pakraščiu eina Karaliaus Vilhelmo kanalas, iškastas XIX amžiaus pabaigoje. Juo laivai iš Nemuno patekdavo į Klaipėdą, taip aplenkdami pavojingas Kuršių marias. Kanalą kasė prancūzų karo belaisviai. Tai vienintelis dirbtinai sukurtas vandens kelias Lietuvoje, kurio ilgis siekia net 27 km. Dreverna buvusi net minima kaip karališkasis kaimas prie marių. Čia veikia dideli, nelegalūs žuvų turgus, vadinami strykiai. O ir šiandien, kur be pasisuksi, pamatysi, kad Drevernoje vis dar viskas apie žuvis, žvejus ir žvejytes. Jeigu bent kartą pagalvojate, kad Lietuvoje neįdomu, nėra ką pamatyti, nėra ko paragauti įdomaus, neregėto, galvokite antrą kartą, nes mes čia Drevernoje keliaujame susitikti su Edita, kuri, patikėkit, tokių dalykų čia daro. Jie apvažiavo visas Baltijos šalis, susirinko vikingų laikus menančių sėklų, sėklyčių, įvairiausių dalelyčių ir čia, Drevernoje, bando atkurti senoviškus Baltijos šalių augalus. Keliaukime su jais susipažinti. Oho, pirmas neregėtas dalykas. Ar esat matę sodą laive? O aš matau ir dvi, nežinau, vikingės. Labą dieną. Kaip? Kuršės. Kuršės dvi. Labą dieną, Editai. Sveiki. Aš Guoda. Labą dieną. Liza. Liza, malonu. Tikrai nesu regėjus tokio dalyko kaip sodas. Jūs, aišku, pasakysit, kad yra šitokių augalų, turbūt neregėjus. Taip. Bet laive. Anksčiau čia buvo mokykla. Čia buvo senoji mokykla Drevernos. Ir būtent šitoj vietoj buvo daržas. Ir senieji dreverniškiai man vis sakydavo, oi, tai čia mūsų inspektai buvo ir dar kažkas, tai čia pas mumis morkos auga. Tai mes vėliai, daržo vieta atsirado daržo vietoj. Ir kadangi mes esam Drevernoj, o Dreverna tai yra žvejo vieta, tai, na, tai užtat ir laivas. Ir laivas, kuriame auga tie augalėliai. Aš labai nemandagiai pasielgiau ir nepasisveikinau su dar vienu šių namų gyventojų, kaip suprantu, juolab, kad ir jo kažkoks giminaitis, ar jis pats tupi ir laivo pirmgalį. Kas čia? Čia mūsų šuva airių vilkogaudis, jo vardas Loki. Vilkogaudis. Bet jau čia ne vikingų. Na, pirmieji rašytiniai šaltiniai yra 1 amžiaus, aprašoma knygoje Galų karai. Romėnai paleisdavo vilkogaudžius į priešų pusę, kai priešai atjodavo su raiti ant arklių. Tai vilkogaudžių turėjo užšokti ant raitelio ir nuversti visą raitelį su visu šuniu. Iš tikrųjų didelė jėga, kai jisai bėga pro šalį, 85 kg masė, na šitas dar tik 50, dar kūdikis yra, jam duok dieve, ką tik sukako 7 mėnesiai. Loki. O vat užaugęs pas mumis, jisai turėtų būti štai va toks, 85 kg bėganti masė. Man labai smagu, kad Lokis nežiūri į mane kaip į priešą ir draugiškai priema, draugiška ta mūsų Lietuva. Edita, aprodykit mums visas savo sėklytes, augalėlius ir papasakokit, kaip jūs sugalvojot keliauti aplink tą Baltiją ir ką parsivežėte. O viskas prasidėjo nuo pipirlapės. Einam. Pipirlapės. Bandau atspėti, senovėje nėra pipirų, reikia kažkuo pagardinti maistą. Taip, vikinginiam laikotarpį, na, praktiškai jie atsirado vikinginio laikotarpio gale. Na, nebuvo tų pipirų, o kai jie atsirado, buvo jie be proto brangus. Tai žmonės naudodavo pipirlapę, šiaip taip augalai ir prieskoniams buvo naudojami ne tiek skoniui pagerinti, kiek sveikatai pagerinti.
Tai pipirlapės naudojimas, pavyzdžiui, būdavo geras organizmui tuo, kad išvarydavo visus kirminus. Kad jeigu vyras 18-19, pavyzdžiui, amžiai, jeigu vyrai gerdavo, moteriškės įdėdavo pipirlapių. Kad nebegertų? Kas kartą į maistą. Nes pagirios yra be proto sunkios. Su pipirlapė? Su pipirlapė. Jeigu privalgai pipirlapės, užtenka 3 lapų per dieną ir geri alkoholį ant viršaus, tai pagirios yra tokios, kad galėsi 4 šliaužti žemę. Žodžiu galvos toksai nepakeliant. 18-19 amžiaus kodavimas. Panašiai. O aš galiu paragauti. Tai vat, prašau, nuskyniau. Šį vakar nepiknaudžiauti. Iš tikrųjų, vieną kartą. Kramtyt? Kramtyt, Bet tik tai mažą gabaliuką. Mažą gabaliuką, Užteks. kaip ir pipiro. Nu, tai įdėsi į burną, tengi saldumo nebus. Ten bus kartumas toksai, aitrumas. Bet, na, vat, toksai. Tikrai absoliutus juodasis pipiras. O vieną kartą va šitoj vietoj buvo iškasta duobė, paimta visa pipirlapė ir pridėtas popiriukas. Dėkui. Tai aš įsivaizduoju, kažkokia moteriškė naudoja šiandienai dienai Kaip tą. vyrą atjaukinti. Edita, ar galiu paprašyti? Išmokyti mus, nes jūs atvira, jūs turit savo YouTube kanalą ir ten dedat receptus, parodyti ir mums ir išmokyti gal kažką seno vikingų laikų receptą kažkokį pasigaminti. Aš noriu, kad mes išsikepinam duonos. Duonos. Duonos pagal 2 radinius. Tai gal vis dėlto einam, matom, žiūrim ir kepam. Bet duoną kepsim elektriniai šitoj orkaitėj. O elektrinė orkaitė buvo prieš 1000 metų. Tikrai bus įdomu, man atrodo. Keliaujam pasižiūrėti. Been down this dusty road before, walked 100 miles or more, but I got to see. Na va, turime 2 skirtingas duonas. Labai skirtingos, nes viena jų raudona. Taip, Kodėl? raudona, duok man peilį. Raudona, mes dabar netgi ir pasižiūrėsim, ant kiek jinai yra raudona. Bet čia nekepta, čia tik tai užminkyta. Užminkyta. Atrodo kaip šokoladinė, bet tikrai šokolado vikingai neturėjo. Dabar, kai rodot, atrodo kaip žalia mėsa. Na, panašiai. Tai yra duona rasta Sormlende, tai yra Švedija. Padarė cheminę sudėtį ir nustatė, kad yra labai aukštas kiekis proteinų. Darėm eksperimentus ir vienaip ir kitaip. Vienintelis būdas išgauti tokį kiekį proteino buvo pilti kraują vietoj vandens. Tai čia yra kraujinė duona? Tai yra kraujinė duona. Na, šiuo atveju yra veršiukas. Tai čia geležies šaltinis. Taip, niekas neišmesdavo nieko. O čia yra miežinė duona. O kodėl negaminam? Gaminam. Bijau sugadinti. Baigė. Nedideli kepaliukai labai. Tai didžiąją dalim kepdavo arba ant laužo, štai va ant tokių metalinių plokščių. Parodysiu. Reikia atsiminti, metalas yra be proto brangus. Tai čia yra pas mumis Peterburgo radinys. Tai va tokios petelnės. Bet tikrai, žiūrėkit, steikutis atrodo. Aš tikrai liesdama net galėčiau sakyti, kad čia yra mėsa, o ne duona. Ir laukiam. Ir kiek laiko turėtų jų Ai, porą 3 minučių. Ragaujam. Ragaujam. Na, aš pradedu nuo egzotikos. Tiesiog kažkaip tept, taip? Ar geriau iš vis bandyti vieną pirmą ragauti? Galit Skausmą. pirmą ragauti vieną ir va taip pat užkabini ir valgai. Surokai man. Na taip, kraujas yra surus. Iš kraujo surumas. Ne, yra druskos dėta. Bet tikrai labai skanu. Man kaip ne vegetariai.
dar geriau. Noriu jūsų paklausti. Taip. Pirmiausiai, mūsų žiūrovai visą laiką matė Lizą, kuri viską moka, viską padaro, jums tikra talkininkė, bet mes jau išnekėjom, kad Liza nėra lietuvė, ji ne jūsų dukra, ji jūsų, galima sakyti, arba ji dukra, arba globotinė. Globotinė. Liza, jūs iš Ukrainos. Taip, Ir dėje, bet jūs čia atvyko dėl karo, taip? taip, mes atvažiavom, kai prasidėjo karas, nu, ir taip jau suėjo, kad kol kas vis dar čia. Kiek jums metų? 19, Tai vadinasi, 17 atvažiavo, 16 su trupučiu. 16. O tėvai? Tėvai yra Ukrainoje, o aš ir mano seserė gyvenam čia. Jūs nuostabiai kalbat lietuviškai. Ačiū. Ir visiškai nemokėjot? Aš jau į mokyklą, kai mes tik atvažiavom. Bet atvykusi ne prieš 2 metus. Aš suprantu, kad sunku būti dėl tų priežasčių, dėl kurių jūs esate čia Lietuvoje. Ir vis dėlto, ar mėgaujatės tuo, ką čia radote ir kaip, na, Edita, akivaizdu, jūs išmokė ir įtraukė visas savo veiklas. Įdomios jos? Taip, aš labai mėgstu Lietuvą, man labai įdomi jų istorija, man labai įdomi šita veikla, tai aš čia savo vietoje esu. Ir net kraujinė duona nebaisi. Biški. Edita, ir jūsų dar noriu paklausti. Čia dabar žmonės žiūri ir sako, ei, be pigų, tai čia tom žolelėm užsiminėja, tos maistus daro ir, nu, gerai gyvena, ponia, jeigu nieko dirbti nereikia, tik tiek. Na, tik kai kas mano. Bet iš tiesų, tai jūs esate didelės, stambios įmonės savininkė ir netgi per tai susipažinot su Lizos tėvais ir jiems tada pasiūlėt pagalbą. Šiek tiek papasakokit, ką jūs dabar veikiat. Na, mano pagrindinis darbas, jau 26 metus kaip pagrindinis, yra metalo konstrukcijų gamyba kruiziniams laivams. Turime gamybą Klaipėdoje, gamybą Kretingoje, o susipažinom su Lizos tėvu būtent tada, kada planavome atidaryti gamybą Ukrainoje. Ir mes buvom su juo susitikę, o po to karas prasidėjo. Tai taip ir išėjo, kad mes pakvietėm jo šeimą pas mumis apsistoti. Tai ačiū Jums ir už tokią draugišką, ir už tokią didelę tą lietuvišką širdį. O dabar pažiūrėkim, ar širdingus ir draugiškus žmonės sutinka Audrius. Aš tau parvežiau lauktuvų iš savo klajonių po Pamarį. Aha. Aš prašysiu tavęs paragauti ir pasakyti, kaip manai, ką tu valgai. Aš garantuoju, kad gyvenime nesi nieko panašaus valgęs. Duona su sviestu. O iš ko duona? Nes ko iš ko būna duona? Net tapžem miltai. Bet jos spalva tokia keistoka, ne? Tai buroko kokiu dėta. Tiesiog veršiuko kraujo. Skandinaviškas receptas, vikingų duonos receptas su veršiuko krauju. Kepta drevernoje ir nevaidink sveika, proteinų pilna, valgyk, skanaus. O jūs, mielieji, keliaukit ir toliau su draugiška Lietuva kiekvieną trečiadienį, nes matot įspūdžių, va tiek. O mes ką, plaukiam namo? Tik nepamirškite. LRT mediatekoje visos laidos ir dar Audrius nieko negali sakyti, nes jam be proto skanu LRT LT polapyje mano kraštas. LRT LT polapyje mano kraštas. Visos mūsų laidos. Tu tikrai skanu turi dar? Turiu. Duok. Ate. Iki. Viskas baigta. Baigės laiptai. Mes pakilome tiek, kiek buvome verti.